Sveiki, aš esu Sigutė Ach ir šiame video noriu trumpai papasakoti apie savo vieną linksmiausių kūrybos pamokų, kuri vadinasi linksmoji monotipija. Linksmoji todėl, kad monotipija eina ranka rankon drauge su koliažu. Tai yra mišri technika, kurios pagalba mes sukuriame herojus, kurie mus prajuokina, nudžiugina, išlaisvina vaizduotę, paskatina būti kūrybiškais ir iš tiesų tinka bet kokio amžiaus dalyviams. Labai tinka šeimoms, mamoms su dukromis, tėveliams, žodžiu, įvairaus amžiaus žmonės gali įvairiai traktuoti dėmę, nes šitos pamokos idėja yra realiai dėmės interpretacija. Mes pradžioj sukūrėme tiesiog paprastą dėmelę, o vėliau joje randame herojus, kurie mums tarsi pasivaidena, asocijuojasi ir pačios pamokos metodika puikiai šitą užduotį įvykdo. Tikrai pradėsite matyti katinus, planetas, lapes ir dar tiesiog net nežinau ką, nes kiekvienas žmogus yra neišsemiamas kūrybiškumo šaltinis. Mes turim be galo daug patirties, bet jinai dažnai būna tarsi stipriai suspausta ir taip suspausta, kad jau net patys nebegalime tą patirtimi pasinaudoti. Todėl šita pamoka ir skirta realiai išlaisvinimui, truputėlį iškedenimui, tų slaptų kambarių atidarimui, kad vėliau galėtume kūrybiškai spręsti tiesiog gyvenimo duodamas užduotis. Šita pamoka nėra skirta padaryti jūsų dailininkais. Jinai yra skirta tam, kad jūs gerai jaustumėtės, kad jums būtų linksma, juokinga ir kad jūs būtumėte pilni jėgų gyventi, fantazuoti, svajoti ir viskas šioje pamokoje prasideda tiesiog nuo dėmelės, iš kurios galbūt net nutekėjo lašas ir jau jinai pradeda mums kažką priminti. Ir kaip ir sakiau, jinai yra papildyta linksmuoju koliažu, nes vos mes pridedam kažkokias tai detalės, mes pradedame kažką matyti ir tai yra nepaprastai linksmas ir juokingas užsiėmimas. Štai kažkoks tai baltaveidis, bet vos tik tai aš sukeisiu dalis ir uždėsiu, pavyzdžiui, tik tai kažkokį tai vieną elementą, jau gal čia nykštukas, o gal čia kažkoks vaisius ir taip spėliodami mes prikuriam visokiausių būdų. Šalia to mes žinoma iš karto kažką galime nusipiešti. Tada galime, pabandom, ką mes čia pavyzdžiui nusipieštume. Man patinka naudoti labai įdomų popierių, aš tų skiaučių esu prisirinkus visokiausių. Ir šita pamoka labai greit pagauna savo, tai skrybėlę aš galiu vėliau ir nusipiešti. Aš tiesiog ją pamatavau, visai man šitos skrybėlės reikia, o uodegytė gali būti ir riestesnė. Taigi tas realiai koliažo detalės, jos gali būti naudojamos, o gali būti ir nenaudojamos. Tai mokinsimės jas ir karpyti, ir klijuoti, bet žinoma, jas galima visai sėkmingai ir nusipiešti tas pamatytas detalės. Čia bus tokia nosytė. Nori, nenori, bet atrodo, kad čia yra katinas su labai riesta drakono uodega. Yra viena knyga apie krokodilą katiną, tai va čia kažkoks krokatinas. Bet jeigu krokatinas, tai panašu, kad reikia dar 2 kojyčių, kad jisai stabiliau stovėtų. Ir štai mano veide jau šypsena, nes jau kažkoks tai juokingas herojus gimsta. Galbūt vėliau aš sugalvosiu, kad vis dėlto logiškiau priklijuoti šitą didelę uodegą masyvesnę, o gal ir ne. Taigi, tuo pačiu dar šitos pamokos metu mes mokinsimės ir spalvoti. Bus galima naudoti ir spalvotus pieštukus, bet bus galima naudoti ir akvarelę. Ir jinai tokiu būdu truputį siejasi su mano didelė akvarelinės pamokos, klasikinės akvarelės miniatiūroje pamoka. Bet truputį paragauti šito jausmo, taigi šitą pamokėlę leis. Ir jaučiu, kaip įtraukia akvarelės sluoksniavimas ir net nesinori kalbėti, nes tai iš karto duoda
Tokia panirti, iš karto taip įtampa atslūksta ir norisi tiesiog tą skrybėlėlę valyti, jau kažkokios mintis linksmas atsiranda. Čia jau reikia ieškoti melsvesnio tono tai uodegėliai, kad jinai priliptų ir po truputį vis daugiau idėjų ateina ir aš net pamirštu, ką norėjau pasakyti. Prisiminiau. Tai žodžiu, iš esmės, nuo šitos pamokos labai smagu yra pradėti su manimi pažinti, o tada jau ateiti ir į kitas pamokas, nes kitos 2 pamokos, lėtojo laiko pratybos ir klasikinė akvarelė miniatiūroje, jos abidvi tarsi tęsia šitą temą tik profesionaliau. Akvarelė tiesiog dar daugiau atskleidžia galimybių, kaip šitos sluoksnius valdyti, o lėtojo laiko pratybos atsako į klausimą, kaipgi man taip smagiai ir greitai paklūsta linija, kurią aš darau rašikliu. O linija paklūsta todėl, kad aš tiesiog daugybę metų tą liniją raizgau nebūtinai ir tikslingai. Viskas prasideda tiesiog nuo raizgymo, nuo linijos pratybų. Tai lėtojo laiko pratybų pamoka, kuri yra atskira pamoka ir jai yra sukurtas atskiras video, yra apie tai. Tai kviečiu į savo kūrybos pamokas ir tikrai rekomenduoju pradėti nuo šitos, nes į šitą pamoką galite ateiti ir su jaunais mažais šeimos nariais. Žinoma, pageidautina, kad tai būtų žmogutis, kuris gali išbūti 3 valandas ramiai. Piešdamas, jam patinka piešti ir jisai gali įsigilinti, nes ne visi vaikai mėgsta lėtą, ilgą procesą kūrybinį, bet žinau, kad tikrai tokių vaikų yra ir ne vieną kartą mamos su dukrom, tėveliai su sūnais arba mamos su sūnais arba visi kartu pas mane ateina ir nuostabiai praleidžia laiką. Tai labai visų laukiu šitoje linksmoje monotipijos pamokoje. Iki pasimatymo.